Na, turbūt žiniasklaida būtų reikalinga, jeigu ji nebūtų užsakyta, nupirkta, išpirkta ir netidirbinėtų gaunamas pašalpas. Ji tuomet atliktų tikrai labai gerą darbą mums visiems. Tai yra užsiimtų tuom, ką darot čia atėjęs kiekvienas iš jūsų. Tai yra teisingos informacijos klaida, ar ne? Taigi, pagaliau žmonės pradeda suvokti, kaip stipriai mums yra meluojama ir kaip drastiškai yra varžomos mūsų teisės. Akivaizdu žmonių prabudimo pavyzdys tai yra protestai Berlyne. Beje, vokiečiai ir vėl planuoja 29 dieną. Ir jie vieni pirmojų parodė, kad laikas sprogti šitam melo burbului. Garsiau paplojam. Kaip manot, ar būtų tikslinga ir mums solidarizuoti su jais ir 29 vėlgi visiems susirinkti ir parodyti, kad mes esame jėga? Šaunuoliai. Anglai protestuoja, ispanų medikai protestuoja. Olandų valdžia pareiškė, kad kaukių efektyvumas yra neįrodytas. Latviai kvėpuoja laisvai. O švedai aplamai gyvena įprastą gyvenimą. Ir atėjo mūsų eilė parodyti, kad esame sąmoningi ir nebeleiskime sklisti šitam melui. Kadangi gyvų pavyzdžių toliai ieškoti nereikia, ar ne, kaip šitas melas mums yra pateikiamas. Tas pats sveikatos ministras pačioje pradžioje turbūt puikiai visi atsimenate, kaip jis sakė, jog kaukės yra nereikalingos. Vaikučiai, plaukitės, rankytės muiliuku ir būsit sveiki. Čia buvo teisybė? O kas vyksta dabar? Lygiai taip pat, kaip buvo kalbama gegužės mėnesį šitoje pačioje vietoje, ar ne, buvo kalbama tiek apie 5G ryšį, tiek apie skiepus. Po šito mitingo tas pats sveikatos ministras ką sakė? Oi, ne, čia niekas jūsų neskiepis. O ką dabar kalba? Perkam 70% lietuvėlės paskiepisim, o tie 30 kas likę? Tai arba visi, arba nei vienas. Šiukšlinės skiepus! Neskiepus reikėtų mesti į šiukšlinę, aš manau, tos pinigus būtų galima kažkur panaudoti visai kitiems reikalams, ar ne? Taigi, kas mums yra skaudžiau, fizinis mūsų karantinas ar minties karantinas? Minties, ar ne? Minties, nes mes pastoviai, mes jau tiesiog nebeperlipam per cenzūras, mes jau nebeperlipam per persekiojimus už minties laisvę, apie kažkokias ten teisės, jau čia net nėra ir ką kalbėti. Ir jis griežtinamas, ir jis vis kuo toliau yra griežtinamas, mums yra bandoma įteikti, kad nors iš tikrųjų mes turim gal ir ačiū jiems už tai pasakyti. Nes kiekvieną kartą, kai aš pamatau, kad kažkoks tai mokslininko straipsnis, kažkoks tai profesoriaus pasisakymas yra cenzūruojamas, labai ačiū jums žiniasklaida. Mes tada suvokiame, kad tai iš tikrųjų yra ta tikroji tiesa. Ar ne taip? Ir mes visi čia susirinkę, mes nesame nei akli, nei kurti, mes esame sąmoningi. Pažiūrėkite, kokį mes turime plakatą. Ar mes esam sąmoningi? Todėl mes čia susirinkę šiandien pasakysim cenzūrai, teisių varžymams, mūsų vertybių žeminimui, o tradiciniai šeimai? Šaunuoliai. Taigi, mes esam už tradicinės vertybės. Mes esam už tai, kad nebūtų pamintos mūsų teisės, kurias mums garantuoja mūsų... Negirdžiu? Va taip, šaunuoliai. Aš įžanginį žodį tariau, dabar norėčiau pakviesti Jarūnę. Teisingai ištariau vardą? Prašau, taigi dabar jūsų žodis. Sveiki visi. Tai aš pasiruošiau kalbą, kurią paskaitysiu. Sveiki, mano vardas Jarūnė. Aš esu Lietuvos pilietė ir noriu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšti savo poziciją, nes tyla reiškia pritarimą. Šiandien matau daugybę oficialiai neatsakytų klausimų dėl pandemijos tikrumo, jos paskelbimo teisėtumo ir naudojamų priemonių pagristumo. Tokių klausimų turi daugybė žmonių visame pasaulyje bei Lietuvoje.
kaip matome ir iš čia susirinkusių. Viešoje erdvėje dažnai naudojamos manipulacijos, siekiant sumenkinti šios klausimus ar juos keliančių žmonės. Pandemija palietė kiekvieną ir sukūrė daug naujų taisyklių bei reikalavimų. Žmonėms kyla klausimų ir dėl šių taisyklių pagristumo ir jie turi teisę tos klausimus klausti. Jei yra klausimų, jei yra standartiniam naratyvui prieštaraujančios informacijos, ekspertų pasisakymų, jie turi būti išklausyti ir juos turi būti atsižvelgta. Nes būtent pagal oficialų naratyvą yra nustatomos taisyklės visiems gyventojams ir naudojama prievarta, bausmės, grasinimai, tam tikrais atvejais nepaklusimas naujoms taisyklėms jau gresia net kalėjimu. Tačiau pas mus šiandien, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, kaip kokioje Tarybų sąjungoje, yra tik viena tiesa. Ir viskas, kas neatitinka standartinio naratyvo apie pandemiją, rodomo per TV žinias ar pateikiamo per masinės žiniasklaidos priemonės, yra cenzūruojama, paneigiama tais pačiais šaltiniais ir išjuokiama, kad kai tie patys oficialūs šaltiniai dažnai prieštarauja patys savo. Tai stiprina įtarumą, skatina ir stiprina vadinamasis sąmokslo teorijas ir didina žmonių susiskaldymą. Atrodo, kad šios pandemijos dar baisesnis virusas vadinasi baimė. Atrodo, kad pasaulis išprotėjo, nes šiandien pasaulyje nebėra termino sveikas žmogus, nebėra termino sveikata, nebėra termino imunitetas. Šiandien kiekvienas, pakartosiu, kiekvienas žmogus, kuris yra gyvas ir nori iškelti koją iš namų, yra potenciali grėsmė visuomenės saugumui. Visą laiką iki pandemijos galiojusios medicinos mokslo taisyklės, kad svarbiausia yra imunitetas ir jo stiprinimas, nebeegzistuoja. Vietoje to, naujai primesto gyvenimo taisyklės kaip tik silpnina imunitetą ir labiausiai dėl to, kad žmonėms pastoviai jau pusę metų, kiekvieną dieną, per visas įmanomas masinės žiniasklaidos priemonės keliamas stresas. Mano šeimos artimas žmogus po karantino, grįždamas į darbą, pasakė, einu į mirtį. Tai yra reali citata. Ir kiekvienas žino, kad ilgalaikis stresas labai silpnina imuninę sistemą ir padaro ją daug pažeidžiamesnę tiems patiems virusams. Jei oficialios institucijos iš tiesų norėtų mažinti susirgimų skaičių ir iš tiesų linkėtų žmonėms sveikatos, jų tikslas turėtų būti suteikti žmonėms objektyvią informaciją, atsakyti iškylančius klausimus ir raminti žmonės, tačiau viskas yra daroma atvirkščiai. Visą laiką iki pandemijos egzistavo terminas sveikas žmogus, nors kiekvienas iš mūsų buvome, esame ir būsime įvairiausių virusų ir bakterijų nešiotojai. Visą laiką iki pandemijos galioja taisyklės, kad karantinuojami sergantis, o ne sveiki žmonės. Tačiau šiandien, kai nebėra termino sveikas žmogus, kiekvienas žmogus laikomas potencialia grėsme visuomenės saugumui. Tai prieštarauja bet kokiai sveiko proto logikai ir suteikia neįprastai didelės teisės įvesti ribojimus ir bausmes. Kodėl niekas nevertina naudojamų priemonių naudos ir žalos santykio? Mano artimų žmonių miestelėje per karantiną nusižudė 26 metų jaunas žmogus, neištvėręs įtampos. Kas prisiims atsakomybę už tokių gyvybių praradimą? Ar kas nors jas skaičiavo? O už tas gyvybės, kurios užgeso nesulaukus testo atsakymo ir nesuteikus skubios pagalbos, kuo tos gyvybės yra prastesnės už tas, kurios būtų mirusių nuo viruso? Aš neneigiu viruso egzistavimo. Man gaila kiekvienos gyvybės. Tačiau kodėl skambiai skelbiantis, kad gelbstimas gyvybės yra leidžiama mirti kitiems? Kas turi teisę nuspręsti, kurios gyvybės svarbesnės? Kas turi teisę nuspręsti, kurios ligos yra svarbesnės? Kiek žmonių mirė ir dar mirs dėl nesuteiktos medicinos pagalbos? Juk pandemijos pradžioje, nustačius ypatingai griežtas priemonės, pandemijai suvaldyti, buvo oficialiai skelbiama, kad tos priemonės skirtos tam, kad nesugriūtų medicinos sistema. Bet būtent su nustatytom taisyklėm, ji kaip tik ir buvo sužlugdyta ir iki šiol neveikia. Pakartosiu, kodėl nėra vertinamas naudojamų priemonių naudos ir žalos santykis. Visą laiką iki pandemijos galiojusi žodžio laisvė nebegalioja. Standartiniam naratyvui prieštaraujant informacija yra cenzūruojama, šalinama, blokuojama, žymima kaip klaidinga, mažinant jie pasidalinusių žmonių ar grupių sklaidą, trinami dešimtmetį veikia ir buvę populiarūs įvairių kūrėjų Facebook, YouTube puslapiai, nešė 100 000 pajamų šioms platformoms. Atleidžiami iš darbo medikai ir kiti specialistai prabilė apie jų matomus netitikimus, prieštaravimus, tyčinį ar netyčinį melą. Vyksta tikrai kažkas didelio. Ir stebint šią situaciją, atrodo, kad sveikas protas nustojo galioti.
Ir aš asmeniškai noriu tai aiškiai ir nedviprasmiškai įvardinti, nes tyla reiškia pritarimą. Pusė metų yra pakankamai ilgas laiko tarpas apdoroti įvairią informaciją iš įvairių šaltinių ir išklausyti įvairių, o ne tik vienų ir tų pačių specialistų, atstovaujančių vienos ir tos pačios pasaulio sveikatos organizacijos ir su jie bendradarbiaujančių organizacijų išvadas, nuolat piešiančių apokaliptinius scenarijus, iš kurių viena labai diplomuota ekspertė rugpjūčio 5 dieną per TV žinias sakė: visada reikia galvoti, kad kažkas šalia gali būti užsikrėtęs. Ir tu pats gali būti užsikrėtęs, to nežinodamas. Tai va tokia yra pagrindinė taisyklė, taip elgtis, tarsi būtum užsikrėtęs ir galvotum, kad šalia žmogus yra užsikrėtęs. Mano nuomonė, su tokiais ekspertais galima tik pačiam nueiti į paranoją, nustoti gyventi, lipti į duobę ir užsikasti. Noriu aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyti, kad mano nuomonė toks požiūris į kiekvieną žmogų ir į save patį yra paranoja, o ne norma. Žmonės jau bijo žmonių, žmonės bijo gyventi. Jei vadovaujantis tokia paranoja bus priiminėjami įstatymai, tai vienas žingsnis iki policinės valstybės. Įstatymų reikia laikytis, tačiau tai nereiškia, kad nereikia jų kvestionuoti ir nereikia stengtis teisėtais būdais įtakoti jų priėmimą. Neatsakant į realius ir teisėtų žmonių klausimus, jie nedingsta. Ir žmonės, kurie jos kelia, nedingsta, jų tik daugėja. Aš esu tik už taikius ir teisėtus būdus aiškiai ir nedviprasmiškai komunikuoti apie kylančius klausimus ir peržengtas ribas. Kas tikrai nepadės išspręsti šitos situacijos, tai tyla, cenzūra ir apsimetimas, kad tai nevyksta ir manęs tai neliečia. Kai parašiau įrašą apie veido kaukių dėvėjimą, dalis mano pažįstamų pasipiktino, dalis juokėsi, dalis man pritarė ir tai yra puiku, nes yra svarbu nusiimti netikras savo kaukės, išlysti ir pasirodyti, kas mes, kaip mes mąstom ir kokius klausimus mes keliam. Tai neišsprendžia konflikto, tai laikinai jį užaštrina, tačiau pačio konflikto paviešinimas yra pirmas žingsnis, kai galima pradėti kalbėtis ir ieškoti išeičių. Todėl kviečiu visus Lietuvos žmonės, kuriems kyla klausimų, kurie negauna atsakymų, kurie mato pažeidimus, prieštaravimus, nuolat keliamą įtampą, informacijos cenzūrą, kurie pavargo nuo per jėgą primestų taisyklių, kurie mato, kad tai, kas vyksta, prieštarauja bet kokiai sveiko proto logikai, netylėkime, nes tyla reiškia pritarimą. Mes turime balsą ir kol kas teisiškai dar turime žodžio laisvę. Kol turime, naudokimės ją. Ačiū. Taigi, šiandien mes švenčiame Laisvės dieną. Mes visi susirinkome tam, kad mes patys puikiai suprantame, kad mes esame laisvi. Mes esame laisvi nuo jų melo. Mes esame laisvi nuo jų cenzūros. Aš iš anksto labai noriu padėkoti čia buvusiems, gal dar yra, nematau, nepabėgo, turbūt aparatūrą saugo, žurnalistams. Labai ačiū už nuostabius komplimentus, epitetus mūsų atžvilgių. Tai, kad mes esam plokščios žemės gyventojai, visiškai nieko nesuprantantis, kas dedasi pasaulyje. Neišsilavinę, kaip ten dar rašė? Pamiršau. Bet vienu žodžiu, mes patys fainiausia. Tai va, labai ačiū Jums šiandien už perteiktas žinias. Tikiu, kad parodys mumis, ne šiandien, tai rytoj parodys. Ir už Jūsų objektyvumą. Ačiū Jums, žurnalistai. Padėkokim. Ačiū kabutėse. Tikėkime, kad tas debesiukas labai greitai nuslinks, nes nuo mūsų dar laukia linksma eisena, ar ne, kurios metu mes skanduosime ir švęsime Laisvės dieną. Mes čia susirinkome, nes mes esame už laisvę kalbėti, ką galvojame. Taip? Taip! Mes už laisvę spręsti patys, taip? Taip! Mes už laisvę rinktis, taip? Taip! Mes už tradicinę šeimą, taip? Taip! Mes nenorim, kad mus gydytų, skiepytų ir švitintų per prievartą, taip? Taip! Mes nenorim, kad mums draustų apie tai kalbėti, taip? Taip! Mes nenorim, kad mūsų vaikai girdėtų vaivorykštinę propagandą, taip? Taip! Mes esame laisvi.
Ir mūsų laisvę gina kas? Konstitucija. Ar taip? Taip. Mes už demokratiją? Bet tokią, kurioje nėra vergų. Ar taip? Taip. Mes esame laisvi žmonės. Ir mes tam čia ir susirinkome. Kad galėtume kiekvienas laisvai išreikšti savo nuomonę visais tais klausimais, kurie mums yra įperšami kaip po melagieną, vadinkim. Tai, ką mes šnekam, tai mes čia esam, oi, kokie konspiracijų teorijų skleidėjai. Žiūrėkit, toks fainas mašiniukas važiuoja. Visi čia susirinko praktiškai Facebooko pagalba. Facebook'e mane žinot kaip karantino metraštininką, tai stengiaus kuo objektyviau nušviesti visą šitą beprotišką situaciją, kuri mums kiekvieną dieną per žiniasklaidos priemonės bandoma įpiršti baimės pagalbą. Jeigu jūs esate čia, jūsų jau nebeapgausi. Jūs suprantate tendenciją, suprantate, kas vyksta pasaulyje, suprantate, kad visa tai yra iš tikrųjų farmacijos mafijos surežisuotas spektaklis. Kas yra blogiausia, kad mūsų valdžios atstovai yra įtakojami farmacijos lobistų. Ne vien farmacijos, yra daugybė korporatyvinių veikėjų, kurie paprasčiausiai perka mūsų Seimą, mūsų vyriausybę ir stambus prekybos tinklai. Visas tas karantinas yra, kad sužlugdyti smulkų verslą, kad perimti švietimo sistemą, perimti medicinos sistemą, kad padaryti, kad viskas būtų skaitmeninis lageris. Tai yra labai paranku korporacijom, nes jos nebeturi kur plėstis, tai jos nori grinai primesti savo sąlygas valstybės gausiai finansuojamom švietimo ir medicinos sistemų. Kitas dalykas. Nėra taip, kad valstiečiai čia už viską atsakingi. Paprasčiausiai jie neturi kito kelio. Jeigu jie pradės šnekėti tai, ką mes šnekame, jie paprasčiausiai praras finansavimą iš Europos Sąjungos, o tada žinom, kas jų laukia. Bus išmesti į politinį šiukšlyną. Nėra gerų partijų. Nėra, paprasčiausiai. Tad gerai, ponas daktaras pasakė, kad šios rinkimus belieka tik tai boikotuoti. Nes nei viena partija nekalba tai, ką mes kalbame čia šiandien. Tai va, tai ačiū, laikykimės ir tęskime savo kovą toliau. Už laisvę. Viktorai, ačiū, paplojam garsiau, visi taigi už laisvę. Va, nu, kas čia dabar? Energijos neturi. Taigi atvėsiu jau, žiūrėkit, man lietutis nupilė, tai galėsim žygiuoti. Dabar žiūrėkit, kolektyvas visi čia susirinkom ir dabar aš jūsų visų klausiu. Stovi mano dešinėje žmogus su kauke. O kodėl jūs ne pagal reikalavimus ją užsidėjęs? Ir jis manęs klausia, ar mes neduosime pasisakyti ir kitaip manantiems? Nes jis sakė, mums gali pateikti faktų, argumentų, kad mes esame neteisūs. Tai kaip sakot, ar mes išklausom tokią nuomonę, ar ne? Išklausom, ar ne? Tvarkoj. Prašom, mikrofonas jūsų. Labą dieną, ačiū. Tai pirmiausia, aš noriu pagirti šitą mitingą, nes jis yra Lietuvos demokratijos išraiška. Aš matau čia laisvus žmonės, kurie turi savo laisvą nuomonę. Ir visų pirma, pozityvus efektas šio mitingo judėjimo bus tas, kad jisai vers ir mokslininkus, ir valdžiažmogius kuo atidžiau peržiūrėti savo argumentaciją ir kuo aiškiau ir tvirčiau pateikti žmonėm ją, nes iki šiol aš to nemačiau. Dabar aš noriu pats paaiškinti, kodėl aš pats šiek tiek saugausi. Na, aišku, jau yra amžius 65 metai, rizikos grupė yra, bet aš buvau žmogus, kuris dar sausio 3 dieną įspėjo Seimą apie kylančią pandemiją. Ir dabar žiūrėkit, lietuvių kalboje, kaip ir kitose kalbose, yra sprogstamieji priebalsiai, tai B, P. Ir jų metu žmogus nori, nenori paskleidžia lašelių iš savo organizmo.
Ir jeigu jis yra kažkurio tai užkrato nešiotojas, jisai neišvengiamai paskleidžia juos į aplinką. Taip, tai va, nors virusas, kaip sakoma, lyguodas per tvorą, šiaip jau turėtų eiti pro kaukę, tačiau virusai sklinda ne patys atskirai, o lašelių pavidale mažų. Todėl kaukę galima spėti 70%, 80% kažkiek tai apsaugo. Todėl aš remdamasis mokslo duomenims vis dėlto esu pats linkęs kažkiek tai saugotis ir pas, pavyzdžiui, karantino metu vaikščiau prekybos centrą tik kas 10 dieną. Taip, kad dar kartą aš noriu Jums padėkoti už kitokią nuomonę, už laisvą nuomonės reiškimą, nes tikrai Jūs darot gerą darbą ir neduosite snausti ir valdžiažmogiam, ir mokslui, kuris turės argumentuoti kuo rimčiau. Tai ačiū ir šitai ką žodžiu. Ačiū. Man nuomonė geras žmogus išsakė. Teisinga? Gera, ne? Nu palaikom už drąsą. Ačiū. Zyzė, čia tas bitė mane jausi, juk neduos ramybės, ne? A visi matėt jo nuotykius? Matėt, ne? Drąsuolis, šaunuolis, paploja. Aš kadangi esu už kaukės ir už tą pasisakau, tai labai irgi šitą poną palaikau, tai mano irgi dėja neturi kaukės sertifikato, bet paskirtis aiškiai. Dėja, mane už šitą bairį 30 parų užblokavo Facebooką, tai čia nieko turbūt naujo, nes turbūt kokie buvo 1000 komentarų, kad aš debilas, ir vienas parašė debilę, taigi turi būti dengti ten veidą, aš sakau, čia kaip ir dengia, ir jis tada man pacitavo straipsnį, kad kas yra apsaugos priemonė, tai yra respiratorius, medicinė kaukė arba kitos priemonės. Ir aš jam rašau, tai yra kita priemonė, avinė. Už tai mane ir užblokavo 30 parų. Tai, žodžiu, pagal reglamentą tai puikiai atitinka. Dar noriu vieną dalyką pasakyti. Aš vaikštau po visas parduotuvės, po visur. Aš dar po šį dienai negavau baudos. Visi rašo, kad per visur, kad yra bauda, bet aš tos baudos negavau. Ir aš irgi stebiu tos laikraščius, kai čia klausia, kiek žiūri televizorių čia lietuvišką. Aš žiūriu lietuvišką televizorių, nes aš mėgau jos, kaip man kabina makaronus. Nu, man patinka tas procesas ir kitiems sakyti, kas yra. Ir yra svarbus momentas, kad reikia suvokti, matyti ir juoktis iš viso šito absurdo, kuris tęsiasi. Ir jeigu įstatymų bando įrėminti, tai reikia išmintingai tuo įstatymu naudotis. Ir vienas yra iš tų momentų, vat ir yra esmė, kad man parašyta kaukė. Kaukė viskas nereglamentuota, jūsų problemos. Tai padarykime tą situaciją ne savo problema, o padarykime jų problema, kad būtų. Suprantate, kokie reikia algoritmais. Tiesiog ateikim žaisti tais pačiais šachmatais, bet sudarykime tokią situaciją ir jos pačius įrėmintis. Ir aš dėl to skatinu ir agituoju, nešiokite kaukės. Mačiau vakur su lūpom vyrukas turi šaunę kaukę. Tai tiesiog tūpai atitikti reikia reikalavimus. Kitas momentas, mačiau internete vaizdelį, irgi ateina porelė, apsauginis pasako, kad reikia kaukės, panelė nusiema stringus, tas užsideda ant galvos, dengia burną ir nosį, viskas, kaukė. Tai va, tai pagal šitą, su idiotu reikia bendrauti jam suprantama kalba. Negalima kitaip. Tai va tavo ir noriu pasakyti ir dėl to tą darau cirką. Ir dar padarysiu atskirą laidą ir žinokit, bus tas visas tas. Ir jeigu kas turit kokį pažįstamą policininką, paprašykit, kad mane pagautų ir surašytų man baudą. Aš į teismą noriu. Nes teisme tegu pabando man įrodyti va šitą vieną ar kitą dalyką. Ir jeigu trumpai apie situaciją, kai policija atvažiavo, mes išėjom, kai sakė, neįleisi parduotuvę, aš sėkmingai nuėjau į tą parduotuvę, viską apsipirkom, sėkmingai aptarnavo ir viskas ten įvyko, nes aš žinau, kad teisiškai esu teisus, o kad absurdas mes ir taip žinom. Ir policininkai sako, patikrino mano duomenis, jau pamatė, kas per personažas, viskas aišku, sako, gal galite iš šoną paeit, mums reikia pasitarti. Tarkite, susidėjau prekes, už kokią 5 minučių mane pasikviečia, jum žodinis įspėjimas. Tai sakau, tai kur protokolas? Tai jeigu žodinis yra įspėjimas, jūs privalote surašyti man vis tiek protokolą, kad mane įspėjot ir aš tada galiu skųsti tą sprendimą, bet ir to nepadarė.
Tai žinokit, vaikščiokit drąsiai su tom kaukėm ir viskas čia bus gerai. Nežinau, kur jos parduodama, jinai mėtėsi pas mane namuose kelis metus, vaikam kažkada nupirkau. Aš dabar iš jų atsiėmiau, reikės atpirkinėti kažkaip. Tai va, o juokais dar noriu vieną tokį dalyką visiems pasakyti labai svarbu. Aš esu įsitikinęs, kad kažkas atvažiavo su tuščiu automobiliu ir nepilnai mašinu. Ir vieną yra labai svarbų dalyką reikia padaryti. Kad sekantį kartą, nežinau kada bus, mūsų čia turi susirinkti 10 kartų daugiau. Ir supraskit, atsakingas yra ne organizatorius, ne ten dar kažkas. Atsakomybės reikia ieškoti pas save. Yra labai geras pasakymas. Atsakingas tas, kas suvokia, kas vyksta. Tai jeigu yra mano kaimynas dar nesigaudo, kas vyksta, tai yra mano atsakomybė jam pasakyti ir jam išaiškinti, kas vyksta. Yra kiekvieno iš mūsų čia pareiga dabar išnešti žinią ir perduoti kaimynam, draugam, pažįstamim, kad čia būtų mūsų 10 kartų daugiau. O kaip tą padaryti? Tai teisingai perteikit žinias ir kad visi suprastų realią grėsmę. O mes jau čia suprantam, kad mes dar kartą susirinksim. Niekas net to nepasikeis. Reikia, kad mūsų daugėtų ir neštume tą žinią. Vat ir ačiū tai žiniasklaidai, kad jinai padarė tokį spektaklį su šitą kaukę. Aš pats nesitikėjau, kad bus tokia reklama. Tai ačiū jums visiems. Penktokas atsisėdęs, pavartęs biškį kažkokią knygutę sustatyti, nes, patys matom, koks tai yra absurdas. Ir mes galim tam prieštarauti, mes galim tam kažkaip tai ar neginčytis, mes galim nenorėti to daryti. Bet pareigūnai, jie dirba savo darbą. O ką jiems daryti? Bet vienu žodžiu, čia kaip aš suprantu, čia greitai dokumentai bus perrašyti, niekam darbo jokio nebebus, o nepykit jau pareigūnai, mūsų jau tikrai. Ar mes norime, Kągi, kviečiu padaryti. atstovai atsakytų už savo žodžius? Ar mes turime teisę į laisvą žodį? Kas mums jį garantuoja? Konstitucija! Jisai prifotografuos gal. Pagal planą. Žiūrovai, kurie negalėjo atvykti ir dabar stebite tiesioginę transliaciją. Būkit geri, nepatikėkit, šituo įrašu pasidarykite. O parodyti tai pasauliu. Pradėti šią žinią. Galėsiu eiti. Kągi, artėjame prie... Ar mes norime priverstinio skiepijimo? Ne! Ar mūsų kas nors to atsiklausia? Ne! Ar mes juos pasodinsim už tai? Ne! Nežiūrint į tai, mūsų valdžios sutarimų, kurie dabar yra tolygūs tautos genocidas. O kaip žinom, nusikaltimai savo tautai senaties termino neturi. Ar taip? Ir mes... Kaukės kenkia! Kaukės kenkia! Kaukės kenkia! Kaukės kenkia!
Cenzūrai ne! Žodžio cenzūrai ne! Žodžio cenzūrai ne! Žodžio cenzūrai ne! Žodžio cenzūrai ne! O kodėl jūs su kaukėm, o jie be kaukių? Geras klausimas. O kodėl jūs su kaukėm? Nes, manau, yra tiesiog protinga būti atsakingam už save ir pasaugot save. Jūs nenorit kitų užkrėsti ar užsikrėsti nenorit? Ir to nenorit. Mes jaučiamės atsakingi piliečiai ir ne tik save turim saugot, bet ir savo...